Sveiki, čia mes Piliuono kalba. Ir mes jūsų reportažo pranešėjai Karolis ir Adrija. Visų pirma, praėjusią savaitę per atostogas mūsų mokyklos mokytojos dalyvavo seminaruose. Tokiuose kaip Raktai į sėkmę ir Safe Talk. Balandžio 2 dieną mokytojas išklausė 4 valandų seminarą Safe Talk, kuriame išmoko atpažinti, kada mokiniui reikia pagalbos ir kaip sukaupti drąsos, paklausiant mokinio, ar galvoja apie savižudybę. O tada 4-5 dalyvavo seminare Raktai į sėkmę, kuriame išklausė 16 akademinių valandų apie gimnazistų emocijas ir jausmus ir kaip juos valdyti, atpažinti ir padėti tarpusavį bendrauti. Ketvirtadienį prie šalia esančios parduotuvės, kurioje lankosi dauguma mokinių, buvo pastebėta deganti šiukšlių dėžė. Suskubę mokiniai spėjo užgesinti ugnį su arbatinuku, kol linija išsiplėtė dar daugiau, o jau po kelių pamokų buvo pastatyta nauja. Ir nepamirškime savo mokyklos prizininkų. 2024 metais Lietuvos nacionalinės lygos aerobinės gimnastikos čempionate Prienuose pirmąją vietą jaunučių amžiaus grupėje šokių aerobikos rungtyje laimėjo Gabija Grimalauskaitė iš 3 klasės, Aistė Grimalauskaitė iš 1 klasės. O 2024 metų antrajame respublikinėje gitaristų konkurse Arpegijo Grand Prix tapo Augustė Beniušytė iš 12 klasės. Tuo tarpu Vilniaus karatės lygos 3-ajame etape 2 vietą iškovojo Donatas Krockis iš 5 klasės. Taip pat ketvirtadienį į mokyklą buvo atvykęs Kauno rajono meras, kuris apsilankė seniūnijoje ir aplankė būsimo darželio statybas. Meras teiravosi, ar būsimos 11 klasės mokinių skaičius nesumažės ir ar kitais metais ši klasė išliks. Taip pat teiravosi, kaip laikosi mokyklos mokiniai. Ir su šią naujieną baigėme reportažą. O tada, 5 dalyvavo seminare. Du kartus paspausk vėl. Niekas tu. O tada 5 dalyvavo... Donze! Kanaktis ir čipsiukai, žinai. 5 dalyvavo seminare. O ten suskaupsiu. Karoli, kas yra? Kiti, nu. Lauk.